Tai sveikinimai su įspūdinga pergalė, sakykit, kas lėmė tokį uraganinį puolimą jūsų? Dėkui už sveikinimus. Ką žinau, pakrito tritaškai, pasigynėm ir mūsų mažiukai tikrai geresni negu jų ir greitesni, gal dėl to tas ir lėmė tokį faktorį. Kamuolių dar vis jau mažiukai atkovojom ir viskas. Trečiasis kėlinys tikrai buvo įspūdingas, pribloškintis ar ne, kas lėmė tokį gerą pataikymą? Jeigu buvo per ilgai pašnekėjom, kad susikaupiam ir sulaušėm gražiai ir viskas. Taip ir gavosi. Pakrito mum metimai mūsų, kurie turėjo krist pirmąją pusę ir toks rezultatas ir gaunasi. Mantaro komanda žaidė nepilnos sudėties šiandien, ar ne? Ar akcentavo tą prieš rungtynes, kad reikia galbūt palaikyti aukštą tempą ar rungtynę? Mes ir nebuvom pilnos sudėties. Jų problemų iš tikrųjų, kad jie nepilnos sudėties, o mes renkam visą laiką. Na tai Mariau, kodėl nepavyko iškovoti pergalę šiandieną? Rezultatas tai viską pasako, manau, bet pagrindiniai priežastis tai, kad 6 pagrindinių startinio penketo praktiškai ne vieno žaidėjo nebuvo. Taip sutapo, kad vienas gavo traumą, o visiems kitiems darbas. Tai aš pats žaidžiau visas varžybas, nors dar eilė net negaliu žaisti porą iš šių traumos. Tai ir žinojom, su kokią komandą susitinkam, kad jie yra metikai. Šiandien jie metė fantastiškai, tai mes jau matėm, kad net nespėsim paskui juos. Ir stengiamės kiek galėjom, žaidėm, sakau, tik pritrūko jėgų, nes žaidėm praktiškai antrą sudėtim. Jeigu būtume buvę stipriausios sudėties, nemanau, kad būtų toks rezultatas buvo. Na, pirmasis kėlinys teikia vilčių, kad dar galima apylygiai bent jau sukovoti, ar ne? Kas įvyko po didžiosios pertraukos? Aš manau, kad jie pirmam kėlinį darė žvalgybą, jie net nesistengė per daug. Antram kėlinį jie šiek tiek pradėjo dirbti gynyboje stipriau ir mes praktiškai antrų progų neturėjom, bet jiem antrų progų ir, pavyzdžiui, nereikėjo, nes jie praktiškai viską, jų tritaškių pataikymas tai buvo nesvarbu, kad ir laisvas, bet kiti net laisvi nepataiko, čia iš bet kas metė, atbėga ir tritaškai, tai čia dėsningas rezultatas. Ko galima pasimokyti? Nu, pasimokyti, tai pasimokyti. Čia, sakyčiau, būtume buvo stipriausios sudėties ir taip, tai tada tikiu, kad taip. O pasimokyti galima to, kad, aišku, reikia stengtis, nesvarbu, visiems sąlygos vienodos, bet aš pasikartosiu, jeigu būtume šiandien buvo stipriausios sudėties, tai tikrai būtume galėję apylygiai žaisti. Tai Karolis, sveikinimai su pergalė ir sakyk, permainos labai rungtynės, kodėl toks bangotumas? Sunkios rungtynės, vyrai turėjo 2 išvykas, vienas RKL, kitas NKL. Na, iš pradžių susirinkom, matėm 6 žaidėjai, kažkokie išėjau nesusikaupę vyrai. Po baliaus dar šeštadienio visi biški nesusikoncentravę žaidėjai, tikrai sunkios varžybos buvo. Kas sunkiau buvo, pradžia ar pabaiga? Sunkiai buvo pradžia. Sunkiai, kaip sakau, kaip ateini žaisti ir pamatai 6 žaidėjus, atrodo, kad jau pervažiuosi, bet visas kitoje kryptim pasikeičia. O didžiosios pertraukos jūsų žaidimas pasikeitė, ką Rūbinį kalbėjot? Na, nieko nekalbėjom, tiesiog pasitarim, kad reikia gerinti gynybą, nes po 2 kėlinių buvo praleisti 50 taškų, kas yra tikrai labai daug. Pagerinom gynybą ir to pasakoje matome per 2 kitus kėlinius tik 29 taškai. Puolimą gal šiek tiek sustiprinom, prieš jų zoną buvom pasimetę pradžioje, pakrito Žilvino Kuklėriaus metimai, Vytautas Skučas puikiai įmetė. To pasakoje, manau, ir... Ką galėtum išskirti kaip geriausia šių rungtynių žaidėjai iš jūsų komandos? Iš mūsų komandos? Sunku pasakyti. Visi gan gerai žaidė, tikrai. Negaliu nei vienu išskirti žaidėjų. Vytautas Skučą galiu išskirti. Sveikinimai su pergalė ir koks jausmas paties už Veiksininkų komandą? Labai geras, kadangi dar esam A pogrupio kaip ir naujokai, o jie senbuviai, tikrai gera komanda, visada beveik prizinės vietas užėmusi šioje lygoje, tas jausmas labai geras. Koks buvo rungtynių pagrindinis akcentas? Aš galvoju, kad gal mūsų priekinė linija galbūt stipresnė buvo, kadangi kai jie mums pradėjo tritaškius mėtyti, o mums puolimas nesiklijavo, tai nutarėm, kad Gelčia arba man įvedam po krepšiniu, pritraukiam žmonės, atsimetam ir draugai komandų sumetė metimus. Sakykit, likus žaisti iki rungtynių pabaigos apie 3 minutės pirmavote užtikrinti apie 14 taškų. Ar patikėjot pergalę, jau prisileidot varžovus? Galbūt patikėjom, bet varžovai patyrė, brandi komanda, pradėjo mus spaust, praradom keletą kamuolių, metimus jie susimetė ir priartėjo. Griausmo komanda kažkaip pergalinga, ar ne? Ir
nepatyręs nei vieno pralaimėjimo, ar sakytų, kas padeda jūsų komandai išlikti pergalių kelyje? Aš manau, kad komandos vienybė, pasitikėjimas vienas kitu, užvedam vienas kitą, tad tuos metimus, toks komandiškai tuos metimus taip ir padedam susimesti viens kitam. Sveikinimai treneriui iškovojus pergalę, kol kas Griausmo komanda neįkandamas priešas nei vieną komandai. Kokios tai buvo rungtynės? Žiauriai sunkios, tikriausiai žiūrovam labai gražios, įtemptos. Na, atrodo, jau buvom susikrovę šiokį tokį pranašumą, bet tai nieko nereiškia, viskas sprendėsi paskutiniam sekundėm. Būtent likus apie 2 minutės rungtyniauti ar ne, pirmavote 2 ženklių skirtumų. Kas atsitiko, jog paleidote varžovus? Čia iš tikrųjų ne mes paleidom, tiesiog jie puikiai sužaidė. Ten tie tritaškai buvo kai kurie ir iš fantastikos srities, bet jie parodė tikrai savo lygį. Sakykit, kai ruošėte šiom rungtynėm, ką akcentavot savo auklėtinius? Akcentavom, kad nebus Gvazdaičio, jų pagrindinio centro ir kad tritaškius valiuko reikia žiūrėti, nes jis čia vienas rungtynės sužaidė gal 8 ar 11, nežinau, bet jis puikus tritaškininkas. Ar esminiai elementai lėmė jūsų komandos pergalę, kaip manot? Aš manau, kad komandos buvo šiai dienai labai panašios, žaidėm panašiai, su galva žaidėm ir čia tiesiog sėkmė. O sakykit, ar prieš sezoną tikėjotės, jog jūsų komanda pradės čempionatą 4 pergalėmis iš eilės ir žemės pralaimėjimų? Aš visada tikiu savo komandą. Na tai Andriau, žiūrovams turbūt buvo labai gražios rungtynės, tačiau kas įvyko, jog nepavyko perlaužti galutinai varžovų? Šios rungtynės, sakyčiau, buvo tokios, kad kas labiau norėjo, tie laimėjo. Nes patys, nežaidėm šiandien tų rungtynių ir nežinau, gal iš tikrųjų į naudą šiais toks pralaimėjimas, šaltas dušas bus. Vaikščiom, visi jokio nebuvo žaidimo visai. Apskritai visas rungtynės dažniausiai teko vyti savo varžovus, ar ne, sakykit, ar nusiteikimų trūko? Manau, nežinau, ir jėgų gal trūko, čia papirė iš tikrųjų su traumom, ne visi susirinkę, bet čia nepasiteisinimai. Patys nenorėjom, neužsivedėm ir per pertrauką nuėjom į rūpinę pasišnekėti, kad žodžiu, reikia kažkaip papūsti ir pradėti žaisti. Nieko neišėjau, vis tiek bėgiojom, nežinau kaip užmigę ir net nebėgiojom, o vaikščiom. Pati rungtynių pabaiga lieka apie 3 minutės ir jūs panaikinate deficitą iki minimalaus skirtumo 1 taško. Kodėl nepavyko užsikabinti? Iš tikrųjų neįkrito paskutiniai metimai, būtumėm pataikę, gal būtų pavykę, bet čia irgi sėkmės dalykas. Paskutinės tas 4 ar 3 minutės likusias iš tikrųjų taip reikėjo žaisti visas rungtynės, kaip žaidėm pabaigą. Bet sakau, bus pamokos, viskas čia gerai. Na dabar Griausmo komanda nesidalins, kaip sakyti, pirmos antros vietos su jumis, ar ne, kol kas be pralaimėjimų žygiuoja. Kokia tai komanda tavo akimis? Gera komanda, iš tikrųjų visi su noru, visi stengiasi kamuolius, kovoja, dėl kiekvieno centimetro dirba ir tikrai šauniai kovojo ir dėl to ir laimėjau. Čia viskas normalu, taip turėjau. Tai sakai, kad išeis savo komandai į naudą? Turi išeiti į naudą, reikia kažkaip pasimastyti patiems, padaryti išvadas.